einat? Į mišką. Pas vilkus? Ne. O jeigu pėdą vilko rasim, kas tada? Nežinau, bėgti namo. Namo? Tai ką, vilko bijot? Nu čia dabar. Gali panešiok kažkaip, tai sakysiu. Man taip. Kai padarysiu rankas va taip, tai žinokit, kad reikia klausyti ir jūs irgi taip darykit. Padarykit taip. Taip. O tai reiškia, kad reikia klausyti. Šiandien mes atvažiavom į ežerėlį, o šita vieta ypatinga tuo, kad čia buvo viena didžiausių Lietuvoje pelkių. Ir visos pelkės Lietuvoje, nu ne visos, bet didžioji dalis buvo nusausintos tam, kad galėtų kasti durpes. Žinot, kaip durpes atrodo, pamatysit. O kam tas durpes kasa? Kad laikytų drėgmę. Kam tas durpes naudojama? Kad geriau degtų, ten degioji medžiaga. Taip, durpės naudojamas ir statybom, ir daržam, ir kaip kūras daugybė turi pritaikymų. Lietuvoje dabar labai daug durpių išveža į užsienį. Va, bet mes sunaikinam visą ekosistemą, reiškia gamtą toje vietoje, nes pelkės labai svarbios retiems gyvūnams ir retiems augalams gyventi. Labai mėgsta gyvatės gyventi. Gyvatės, gervės, ten visokios orchidėjiniai augalai. Ir tą visą mes sunaikinam. Ir pamatysit didžiulius sunaikintos gamtos plotus. Bet kuo jie mums, kaip pėdsekiam šiandien yra svarbus, mes čia šiandien pėdsekystę darom, kad ant tų durpių labai gražiai atsispaudžia visokiausių žvėrių pėdsakai. Va čia yra šitam durpinė padaryti vilko pėdsakai gipso atspaudai. Va. Ir tada ką? Reikia pasidalinti grupėm. Kadangi pas mane yra mūsų yra 3 gamtininkai ir va filmuotas operatorius, jis irgi gamtininkas, bet jis filmuos viską. Tai mes jį atleisim nuo reiškia visokių čia gipsų, bet aš tada Eugeniją pasiimsiu. Ach, tu juokauji, Andriau. Va, nu, gipsų užmaišyti labai paprasta. Reikia gipsą maišyti santyki 1:2, tai reiškia vandens dvigubai mažiau negu pačią gipso ir pasidaro tokia jogurto tirštumo konsistencija ir tada gražiai ant to pėdsako iš kelio, kur išmaišytas gipsas, va čia jūs maišysit gipsą su vandeniu ir tiesiog į duobutę pilsit, reiškia gražiai. Ir po to palauksit 15 minučių, kai patuksensit su šaukštu ant to gipso ir girdėsit kietą garsą, va tokį va, tai jau reiškia sukietėjo, jau galima išimti jį. Išimti, po to, kur jeigu balą rasim praplauti, tai va toks va paprastas darbas. Tai mes stengsimės padaryti kuo daugiau tų pėdsakiukų, o paskui visi sueisim į krūvą ir padarysim parodėlę. Tokią trofėjų apžiūrą, reiškia, ką mes, reiškia, suradom. Ir pabandysim atspėti, apibūdinti, kokius žvėrių pėdsakus mes radom. Briedžių pėdsakų nedarysim, nes briedžio pėdsakai labai dideli ir išeis visas jūsų gipsas ant vieno pėdsako, tai mes stengsimės daugiau tokių mažų žvėrių, kurie čia gyvena, vilkų, lapių, usūrinių šunų, stirnų, elnių, vat jų pėdsakus pasidaryti. 6, 7, 8, 9, 10, 12, taip? Taip. Nes bus pavėsas nuškeliaus. Ja, tai bus Angis nuodinga? Jo, vienintelė nuodinga gyvatė, kur gyvena. Ne. Bet jos reikia, žodžiu, kada, nu, Dar viena yra. Geriau, nėra. Angis arba marguolė, tai geležinė yra driežas be kojų. Mes irgi galbūt rasime. Kur nors saulės atokai, tai mes rasime. O, jau eina. Gerai. Žinokit, čia būna medžiotojų būreliai. Medžiotojai, žinokit, yra, nu, jie ką, jie, nu,
Aš nepritariu tai, ką jie daro, bent jau aš, sakykim. Man nepatinka. Man nereikia. Jie vis tik tai, kaip pasakyti, anksčiau medžiodavo tam, kad išgyvent, pavalgyti. Nu ką, keliaujame. Tų šarotinių tokių, kur mano draugas tie specialų, iš tų metalinių, kur ten irgi gali. Bet žinokit, suprantat, kaip yra. Visi nori gyventi. Ar berniukai, ar vilkiukai, jūs sutinkat, ar ne? Tai va, o jūs įsivaizduokit. Vilkas tai... Bet vilkai tai kitus irgi žudo žvėris. O kokia, žinokit, gamtoj, nieko nėra nereikalingo. Viskas turi savo vietą. Ir vilkai kokie atlieka vaidmenį, kas pasakys? Jeigu šiuolaikiškai jie sanitaro pasakyti žodį vaidmenį. Pavyzdžiui, žinokit jo, ir jie, sakykim, jeigu gyvūnas pasiligojęs, jau jam sunku prasimaitinti gyvūną, viską gyvūną tam. Tai jie tada tiesiog tokį gyvūną, suėda, pagauna, sumedžioja ir suėda. Sveiko gyvūno niekad nepagauna. Bet jam geriau bus gyvūnai. Taip, teisingai. Gyvūnas greičiau bėga. Va, o suprantat, ir nieko, gamtoje nieko nereikalingo. Jeigu būtų nesveikas, tai kitus užkrėstų. Taip, užkrėstų, lygiai kaip jeigu, žinokit, yra plėšrieji paukščiai. Kaip vilkų neužkrečia. Vat už tai, o jie už tai, žinokit, palyginti trumpai gyvena. Paprastai vilkas gyvena iki 5 metų tik tai. Tai įsivaizduokit, jeigu žmogus gali ir 90 išgyventi, o vilkų tik 5. Nu, gali gauti. Ir 100 gali žmogus. Vidutiniškai. Todėl, kad jie iš tikro valgo, tą nelabai sveiką maistą, vien tik mėsa. Mėsa kada kokią žolytę tik tai praryja. Dėl paįvairinimo. Už tai, žinokit, šiaip gyvenime nereikia labai žavėtis ir mėsa. O mes ką geriam? Vandenį. Vyno jie ar kokio alaus negeria, nėra miške. Žmonės tik... Gal kažkas išpila, net lapės mėgsta alų. Eikit kiškio pėdų pažiūrėti. Kiškio pėdas. Jau žiūrėjau, kad ten neleidžia. Neleidžia? Tai matai, jie eilę tada stokit ten. Šitoje vietoje atsiranda. Tarkim, vienas pėdsakas, tai bus taip pat. Šitas pirštas bus čia, ne? Šitas pirštas bus čia labai stipriai pasitraukęs, šitas pirštas bus va šičia, o va šitas pirštas bus čia. Ir gaunasi toksai va, tokia trikampio forma. Nėra tokio vienodo pėdsako. Dabar žiūrėkit, kaip galim gražiai, kokia mūsų nuostabi yra kalba. Jūs žinot, kad seniausia pasaulyje mūsų kalba yra lietuvių. Viena iš... Taip, pirmą kartą girdi? Bet jinai yra sunkiausia. Ir sunkiausia. Nes, pavyzdžiui, aš jums galiu pasakyti, koks yra Afrikoje kalnas aukščiausias. Va, kaip negražiai padaryta. Nu tai ar galima šitaip daryti? Jūs įsivaizduojat? Labai negeras pavyzdys, vaikai. Į gamtą mes šiukšlę. Tas pats, kas, suprantat, jum namuose, kas nors ateitų ir išpiltų dvokiančią kokią nors krūvą, nu ten atmatų kokių. Nukirstas beržas ir va, ateikit, kaip tik, va, yra, kaip šitas vabalas vadinasi, va. Va. Čia yra mėšlavabalis, va. Matot? Ir jis atėjęs jau apsvaigęs nuo tos sulos beržo, prisigėręs ir guli savo drypso išvirtęs. Matot? Nešlampa, va. Va, jisai va čia, va. Kaip girtas. Va, girtas, jisai visai da paskęs, va. Matot, va. Mėšlavabalis, o čia yra. Aš tai sakau nužudytas, o nesumedžiotas, nenušautas. Lokys. Ne, Lietuvoj. Paskutinis, kada. Yra tokia, sukam į kairę. Rudininkų giria yra tokia. Ir toj Rudininkų girioj 1898 metais buvo nušautas paskutinė meška arba lokys. Prieš gerą 100 metų. Taip. 116 metų. 100 nudyra. Tai čia visur. Mesgi buvom praeitą rudenį, nebuvo dar tų maišų. Eina velniop, žinai. Ką mes darytume, jeigu dabar čia ant tako būtų tas angis? Angis, nu tai pasigrožėtume ją ir nueitume toliau. Jis dabar atsargiai čia. Žinokit, būna vienadieniai tokie, atsargiai, žinok, geriau neimk už sparnelių, nes paskui... Jo, palik. Nu, tegu. O, išgelbė. O, gražus, čia naktinis gali būti. Va, pasakysiu. Ne, čia paprastas. O iš kur tu žinai? Nes drugeliai, kai būna naktiniai, turi ant antenų... Nebūtinai, žinau, nebūtinai. Būna tokie. Va, iškeliavo, nukeliaujam toliau. Va, čia matot, va, šaknis, kada pelkė sausina, išrauna pušaitės, kuriai kitą kartą gali būti net 200 metų, o jinai tik tai 1,5 metro aukščio. Nes durpė yra rūgšti terpė ir jinai neauga, nėra maistinių medžiagų. Ir paskui, va, čia jos čia supūvusios, matot, jau kiti net kasa. Ir tai va, gal dar paskui tų krūvų pamatysim, jos baisios yra, žinokit, iš tikrųjų. Matot, kas padaryta? Iš pelkės, va.
Ir kasa tą durpių sluoksnį gremžia, nes jinai formavosi, žinokit, dešimtis tūkstančių metų formavosi. Atrodytų, lyg būtų laukas. Jo, ir čia storis gali 4-5. Tai dar išeisime į tenai. Dar nema. Ir jūs įsivaizduokit, čia prieš antrą pasaulinį karą pradėta. Čia tai dar nedidelė dalis, jeigu jūs nueitumėte toliau, jūs tokie plotai atsiveria, kad tiesiog man kvapo. Aš kvėpuoti net negaliu. Kai aš žinau, kaip atrodo tikra pelkė, koks grožis. Ir ką žmogus kaip jis vardo dėl savo reikmių. Ir paprastai tai būna tik tai tam, kad užsidirbti pinigų. Na, ten moksai yra pačioj truputį. Va, matot, kokie baisus grioviai iškasti. Nevalgyk šakų. Tik pasakėm, per kur eiti. Klausykit, aš batą trauky šiandien būsiu, klausykit. Jau antrą batą traukiu. Antras batas. Žinokit, už tai, kad atsargiai reikia. O, pala, nu tu matai. O, ir aš prasmegau. Matot, kas dar. Tada jis vėjasi? Nu ką matei tenai? Nieko. O jeigu, pavyzdžiui, bėgi, tai vilkas gali vytis? Ne, jie nesivėja. Kam jam vytis tuos žmonės? Tai vat viena grupė pasirenka, reiškia, kokią nors nuošalesnę teritoriją, atskirai nuo kitų. Ir ten ieško tų pėdsakų. Stirnų, šernų, ko norit, reiškia. Į mišką galima eiti ar tam dykinį? Galit ir į mišką, bet miške nelabai rasit pėdsakų. Geriau einam pakraščių, pasiskleiskime ir pakraščių. Čia va švilynuose pėdsakų yra. Neįklimpsim čia niekur. Neįklimpsit niekur, va tiesiog va į tą pusę, reiškia, visos grupės keliauna ir vadovai patys pasirenka į kurią kryptį. Ir va čia po 1 valandos susirenkam. Kaip einam patikrinti, koks jis ar tikrai pėdsakas? Na va, jau radom, aš radau vieną. Va, ateinam čia visi atsargiai. Nu kas, kieno gali būti pėdsakas čia? Šerno. Pilkit į tą... Ne, pilt, reikia. Tiesiog pilt ir Jo, pilt ir su šaukštuku skleist. Drąsiai, čiagi nieks nieko. Mandagu labai. Va, matot, kaip užsipildyti. Va, ir pas... Jo, visą iš... Ir namuose kaip galite pasidaryti daug ant spaudų. Ir tiesiai, o. Va. O, jeigu kokį pilo kirba. Nu, kur? Va, tai pasako, bet čia žmogaus. Čia yra... Čia bežionės, klausykit. Va, pirštukai matos, va. A, jūs matėte, eikit. Bežionės. Rimantas rado. Bežionės. Rimtai? Čia žmogaus. Ne čia. Čia ir čia. O jūs žinot, kieno čia? Šerno. Varnikės. Ne, panašu. O tokius paukščius gervės, žinot? Ką radot? Gervė. Padarysim šitą irgi nuimsim. Ir žinokit, nieks nebus radę, mes būsim radę dabar. Dabar klausyk, Ema, jau pažiūrim, kaip čia gaunasi. Vandens dar, vandens. Nedaug, bet 3 kamštukus vandens. Kamštukus? Aptaškė. Janina Degutytė, Motulė. Motulė, tu kaip saulė. Mane rytais pažadini, dainuodama. Motulė, tu vasaros diena esi. Po tėviškės dangum, po tavo meilę man auga sparnai. Motulė, tu pabučiavimą kaip žvaigždė. Man ant kaktos kas vakar paliekė žydriem sapnam. Labai gražu. Jėga, prašom. Rimantukai, eisim į pamišką. Iškito, va čia sėdėjai iš kišenę. Tai viską pat. Įsidėk dabar į kišenę. Labą dieną, mes esame pelkėje. Labai didelė. Ji buvo viena didžiausių pelkė Lietuvoje. Prašome paklausti. Ir ji dabar nuniokota. Prašome paklausti, kodėl ji taip nuniokota. Koks jūsų vardas? Mano vardas Ema. Rimtai? Jo! Ir kodėl manot, kodėl taip pasidarė pelkė tokia? Gal nuo gyvūnų? O kodėl taip manot? Nes nuo gyvūnų pėdų ir jie traktoriai išvažinėja, kasa viską. Tai gal traktoriai iškasė? Jo, traktoriai. Mano ne ką gražesnė. Vilko pėda, o kieno čia pėda? Gervės. Gervės? Čia gervės. Oi, čia šerno, čia gervės. Mūsų šiandien išvyka, nors atrodė, kad po vakarykščio lietaus čia tų pėdsakų ir neliko.
Bet va, gervės, pavyzdžiui, pėdsaką gipsinį mes pirmą kartą gyvenime esam padarę per pėdsakystės kursus. Va. Gervės didžiulė. Gervė yra pats didžiausias Lietuvoje paukštis. Ir pirmą kartą pėdsakystės istorijoje šiandien padarytas gervės pėdsakas. Taip, taip. Čia šerno pėdsakas susidaro iš 4 nagučių. 2 dideli, kurie yra V raidės formos, jis sako aš šernas. Ir 2 mažyčiai kanopėlis. O tuo skiriasi nuo kitų. Daugiausiai yra padaryta va tokių mažiukų pėdsakų, tai usūrinis šuo arba mangutas. Toks panašus į meškėną gyvūnas. Ir jis įdomus tuo, kad va šitie 2 pirštukai priekiniai yra suaugę į vieną apačioje. Ir dėl to vat, matosi irgi toks išsiskirimas čia. Tai vat, jeigu lyginti lapės ar šuns pėdsaką, tai jie visi pirštai yra atskirai. O usūrinė šuns pėdsako, tie priekiniai 2 pirštai yra pagrinde suaugę. Va. Va čia yra pagal dydį vilko pėdsakas. Jis sakė vilko, tai aš tikiu. Tai va, gyvena čia iš tikrųjų tam durpinė ir vilkai. O, bet koksai gražus. Čia ko gero stirnaitė, ne? Kas čia darė? Čia Tomas, taip. Jo. Stirnaitės pėdsakas, tai jeigu apversit jį aukštinkojam, tai bus kaip graži širdutė. Tokia. Kai praplausit, tai matysit geriau. Čia toksai mažytis, aš manau, kad pempės, bet negarantuoju, dar pasižiūrėsiu knygoj. O va čia yra, reiškia, didžiosios antės, ko gero. Ir čia yra įskilęs per pusę, greičiausiai geras, išsiritę gerai yra. O va čia šitas kiaušinis yra iš šono prakastas. Taip, arba... Vadinasi, čia gali tas usūrinis šuo buvo ir patvarkė. Ar žinote, kaip vadinasi šitie augaliukai, nežinote? Ir čia vadinasi švyliai. Švylių. Šitom galvutėm paukščiai maitinasi, va. Nepamiršit švyliai. Ne, nepamiršit. Gerai. Nu, sargiai, žiūrim. Tai va, čia gluodienas yra. Čia yra, tik tai atsargiai negazinkite, čia yra driežas be kojų. O. Ir jeigu paimsi už uodegos, nutrūks. Taip ir galvojau. Nes labai pavasarį. Čia valgomi? Nežinau, čia negaliu pasakyti. Nu, koks grožis, matot? Va. Jo urvelis. Gali būti žebenkšties urvelis. Duokit nufokinti. Jo, jie gyvena. Šertvė. Žiūrėkit papartukas, Ema, va koks. Retas papartis labai. Paragaujam? Nu, paragausim. Ir va, matot? Skanu. Ypač kai pumpuriukai būna dar. Taip, dar tik. Jo. Tik nepersa. O žiobarzdas, ne, neretas. Bet reikia vis tiek saugoti. O, kiek jų daug, pasižiūrėkite. Opa! Kaip gražiai, ar ne? Lyg pušaitės. O jau kromnoja normaliai? Mini pušaitė. O aš mano... Čia yra vienas iš 10 labiausiai nuodingų Lietuvos augalų ir vadinasi juodoji varnauogė. Užaugina tokias skaiščiai blizgančias juodas uogas. Tai vat, jis atrodo kaip paprasta žolė, o uogos vienas iš nuodingiausių palyginus. Bet čia dar tik tai žiedas yra? Čia dar tik tai skleidžiasi žiedeliai, o uogų dar teks palaukti kokį mėnesį. Raktažolių lapai irgi valgomi. Čia gražus augalai. O ko jūs čia rėkauja dabar? Ežuose. Gal 500 metų. Kitoj pusėje nematysim, yra nulūžus šaka ir ten gyvena pelėda. Naminė pelėda tekė prieš 2 metus žiemos metu paskrebent į kamieną ir išskrido. Jinai dienojo, dieną miegojo tenai. Aš plunksnai suradus. Va, rado, kad aš nemeluoju, Minara patvirtina. Va, ten matot Altoniškio kaimą, nuo ko kilo pavadinimas, nuo Piliakalnio jo. Čia ir ten toliau. O mes dabar esame ant Altoniškio Piliakalnio.
Vino Marko. Nu, keliaujam. A būtų gerai pasižinėti rogutį. Žiemą gal. Atsargiai. Laikau už medžio. Laikykitės už medžio. Nu, kaip ąžuolas, Andriau? Ąžuolas įspūdingas. Nu. Aukuriukas. Tai nešia ugnį taip per rasas. Nu va. Nu, jaučiat kaip? Teko. Va, net gali va taip prisiglaudė ir... Greitai prie ąžuolo. Greitai. Va, ir tokie drūti ir stiprus auksit kaip ąžuolas.